Sveiki visi. Kol visi dar neįsilakstėt į vasarų siūlomus malonumus, aš noriu tiesiog sukurti naują liniją serijų, jų daug nebus, 5-6 gal. Ir tai būtų CSS kalbos, tik CSS. Daugelis jūsų ir ne po vieną kartą netgi rašėte man, kad parodyčiau, kaip, pavyzdžiui, sukurti kažkokį tai svetainę. Viską, ką mes išmokome sudėlioti į vieną vietą, sudėti ir sulipdžius viską gauti kažkokią svetainę. Kaip visą tai turėtų atrodyti, nuo ko pradėti ir taip toliau. Taigi, būtent šioje serijoje CSS kalbos pamokėlių aš parodysiu, kaip nuo visiškai balto plyko lapo sukurti tinklapį. Taigi, nuo ko pradėsim? O mes pradėsim turbūt nuo, sakykime, folderio kūrimo. Ir pavadinkim, tarkim, CSS pamokos. Arba tiesiog pamoka gal. Nežinau. Taip, atsidarysim šitą mūsų folderį ir pasileiskime mūsų programavimo kalbos redaktorių. Kaip aišku, jūs naudojate turbūt Notepad++, taip ir toliau naudokite. Ir paprasčiausiai, ką aš noriu dabar pasakyti, kad reikės 2 langų ir juos reikia įsisaugoti. Tarkim, pirmą įsisaugokime kaip kad index.html. O antrą, tarkime, išsisaugokime stiliai.css. Štai. Dabar turime 2 failiukus, kurių mums reikės, su kuriais mes ir dirbsime, tik su šitais 2. Ir dabar norėčiau vėlgi grįžti į mūsų desktopą ir susikelti į mūsų sukurtą folderį abudu failus, tiek CSS, tiek mūsų index. Taigi, dabar aišku, aš panaikinsiu savo fizionomiją, kad matytumėt visą kodą geriau, puikiau ir kad aš neužstočiau. Taigi, nykstu. Štai, manęs kaip ir nebesimato, todėl galime pasididinti iš tikrųjų mūsų redaktorių. Aišku, galime iš karto pasileisti mūsų index failą, kad būtų galima pasižiūrėti iš karto mūsų padarytus pakeitimus. Taigi, mūsų redaktorius ir mūsų langas. Kaip matote, mūsų indeksas kol kas yra tuščias, bet kai mes susivesim mums reikalinga informacija, viskas iš karto pasikeis. Taigi, galime ir pradėti. Vėlgi norėčiau pabrėžti, kad nors aš ir naudoju ne Notepad++, kaip dauguma turbūt iš jūsų, bet rezultatas bus visiškai toks pat ir taipogi mano naršyklė nėra ten kažkokia tai Firefox'as ar, sakykime, Chrome'as ar netgi Internet Explorer, čia yra Safari's. Bet esmė, galbūt, tarkime, jeigu kurtumėm rimtą tinklapį ir su daug stilių ir panašiai, gali būti, kad skirtųsi tam tikras, kaip sakant, font family stilius, nes kiekviena naršyklė turi savo defaultinius ir tokiu atveju gali vienam, tarkim, ant vienos naršyklės atrodyti mūsų užrašai, tarkim, labai gražiai, o ant kitos atrodys labai paprastai. Čia vėlgi, kuriant kažkokius tai tinklapius, reikia būtinai atsižvelgti į visas naršyklės. Bent jau į pagrindinės, kaip Firefox'as, Chrome'as, tarkime, Safari's, jeigu tinklapį lankys Apple naudotojai. Taigi, visada, kurdami tinklapius, tikrinkit per kelis browserius, kaip sakant, nepamirškite to, nes tai tikrai yra labai svarbu, nes viename vėlgi gali atrodyti viskas gerai, o kitame bus išlindę iš už kampo koks nors elementas ir taip toliau. Gerai, nieko aš čia daugiau nebepasakosiu, tiesiog einame į mūsų index.html failiuką, tarkime, ir paredaguojam jį. Kaip matote, jis visiškai yra tuščias. Tai pirmas dalykas, ko mums reikia, tai žinoma doctype.
HTML. Na, aš nerašysiu ten viso to XHTML dalyko, nes vis tiek šitas tinklapis, na, jis bus tik pavyzdinis, kad parodyčiau būtent tą struktūrą, kaip padaryti, aš jau niekur nepublikuosiu ir panašiai. Taip, toliau mums reikia, žinoma, HTML tagų. Juose, kaip mes neįsiversime, aišku, bet tų dalykų kaip headas ir bodies. Štai, susikūrėme mūsų pačią pagrindinę struktūrą, be kurios nei vienas tinklapis neišsivers, šitą jau žinote ir realiai aš labai daug neaptarnėsiu, ką aš darau, nes viskas buvo parodyta jau mano pamokose HTML ir XHTML ir CSS. Taigi, realiai čia viskas prabėgs labai greitai. Jie, aišku, bus keli nauji dalykai, kurių galbūt ir nerodžiu, ten turbūt ir paaiškinsiu biškį plačiau. Taigi, pirmiausia, mums reikia įsiintegruoti būtent tą CSS failiuką. Kaip tai atrodytų? Na, mums reikia linko, ką reiškia rel style sheet type text CSS jau žinoma, nes žiūrėjote mano visas pamokas. O jeigu nežiūrėjote, tai aš nesuprantu, ką jūs šitą darote. Dėl mano kalbos aš labai persiprašau, nes dabar yra 5 ryto ir aš kaip visada esu nemegojęs, todėl galite laukti daug nusišnekėjimo, bet aš tikiuosi, kad išaiškinsiu viską labai puikiai. Na, į hrefą mums, aišku, reikia įsirašyti mūsų CSS failiuko pavadinimą. Štai, koksai stiliai.css, būtent tai ir įsirašom. Na ir tarkime, galime paeksperimentuoti ir pažiūrėti, ar viskas veikia. Pakeiskime bodžio background color. Į, tarkim, red, ar ne? Gerai, pasižiūrim, ar viskas veikia. Kaip matote, viskas veikia kuo puikiausiai. Gerai, reiškia, mūsų failiukas integruotas puikiai. Dabar, na, mums reikia pasidaryti struktūrą būtent tinklapio. Tam naudosime ID, nebe class. Aišku, naudosime class, bet pačią struktūrą padarysime iš ID, o class jau bus būtent to ID atributai. Na, skamba labai įdomiai ir panašiai, ir sunkiai galbūt, bet kai viską pamatysite, viskas bus labai paprasta. Gerai, tai pirmiausia, kaip sakiau, 5 darysime. Pirmą pavadinkime, tarkim, dėžė. Toliau, antrą pavadinkime viršus. Trečią pavadinkime, tarkim, kairė. Ketvirtą dešinė. Na ir penktą, nors ne, bus 6 iš tikrųjų, pamelau. Čia bus, tarkim, turinys ir dar vienas bus apačia. Gerai, mes, kadangi jau turime visus ID, na, paruoštus ID mūsų būsimus, kuriuo aš dabar rašysiu redagavimui, stiliuose, taigi, aš jau pradedu nusišnekėti. Gerai, mes turime pasiruošę tos ID redagavimui, kažkokiems taisyliams priskirimui, bet pačių ID mes neturime, todėl mes turime susikurti dabar čia juos. ID kursime div taguose. Ir divų mums reikės, kad nepameluočiau, tiek pat, kiek ten. Taigi tai bus 6, ne? Bet dabar vienas dalykėlis. Mūsų dėžės tagas, tai yra mūsų dėžės tage, turi būti visi kiti divai. Na, dėžė bus tarsi kažkoks tai rėmelis, ar netgi ne dėžė, o rėmelis, reikia pavadinti, nesvarbu. Ir tame rėmelėje mes būtent darysim tą struktūrą. Taigi,
būtent čia bus, šitas divas bus ta dėžė, tie remeliai, o jau viduje bus visi likę 5 elementai, ne elementai, o struktūros vietos, kaip sakant, viršus, apačia, šonai ir taip toliau. Taigi čia ir galime susikurti būtent tos divus. Gerai, iš karto prisiskirkime ID turbūt. Ir tai bus, na, galbūt aš dabar iš karto pasikopijuosiu, kad nereiktų daug rašyti. 4, 5. Gerai, pirmas ID, jeigu aš gerai pamenu, buvo viršus, ar ne? Galim pasirašyti tekstą. Toliau, antras ID buvo kairė, jeigu aš neklystu. Toliau, trečias buvo dešinė. Tada čia buvo turinys. Ir galiausiai apačia. Na, jeigu aš neklystu, tai viskas taip ir turėtų būti. Aišku, reikėtų dar mums įsivesti tą boksą, kaip sakant, kaip aš tam pavadinau, dėžė, ne, berods? Jeigu aš neklystu, tai dėžė. Na štai, susivedėme visus ID, kurie ir priklauso. Ir dabar realiai, kol aš dar nepriskyriau jokių, kaip sakant, atributų, mūsų tinklapis atrodo štai taip. Paprasčiausias tekstas, kažkoks be ryšio ir, na, koks čia tinklapis, ne? Kažkokia nesąmonė. O dabar būtent mes ir susivesime į mūsų stilius tam tikrus atributus, kurie pakeis mūsų šitaip atrodantį tinklapį į krūtą afigieną. Gerai, tai viskas iš eilės, na ir galime pradėti. Dabar dirbsime tik su CSS. Taip, dėžė. Dėžė dabar, na, čia visas tinklapio rėmas. Visą tinklapio rėmą, tarkime, aš noriu plotį padaryti 900 pikselių, tarkime, ar ne? Taigi, width darau 900 pikselių. Štai taip. Ir viskas. Height nenusistatinėsiu, nes, na, man nereikia height. Ta prasme, height, jeigu aš šiandien nustatysiu, jis bus automatinis. Tai reiškia, kad į plotį eis tik 900 pikselių, už jo jau nebeišlys niekas. O height, pavyzdžiui, kiek dėsim elementų, tiek jis ir plėsis į apačią. Taigi, man tiek ir tai reikia. Toliau. Einame, kur yra viršus. Na, čia jau įrašysime biškį daugiau. Taip pat, na, ilgį padarysiu 900 pikselių. Na, šį kartą į apačią plotį tą ilgį, kaip sakant, padarysiu irgi tam tikrą, nes, na, aš noriu, kad tas viršutinis baneris neišliptų, na, tarkim, nebūtų labai didelis, o tam tikrais nustatymais nustatytas. Taigi, hei, būtų, na, 100 pikselių. Toliau noriu įsikelti, tarkim, nuotrauką. Background image, na ir, tarkim, URL ir tarp skliaustelių reikia įvesti pavadinimą. Jeigu aš neklystu, tai yra demo.jpg. O jeigu klystu, tada pataisysim. Gerai, toliau. Na ir dar vieną dalykėlį. Border bottom. Na, kad būtų brūkšnys po apačią, kad atskirtų mano, tarkim, tą banerį visą nuo apačios. Galbūt background colorą dar reikės uždėti, na, čia bus matyti. Taigi, bottom, tarkime, na, kokį čia uždėti. 2 pikseliai, solidas, redas, ne? Toliau, kairė. Na, pradedam redaguoti kairę.
Dabar naujas dalykas bus, kurio jūs nesimokėte, tai float. Floatas tai būtent tą mūsų ID, mūsų divą nukelia būtent arba į kairę, arba į dešinę, kaip mes nurodysime. Kadangi čia yra kairė, tai aš ir rašau left. Šitas dalykas yra būtinas, nepamirškite, nes jeigu mes neparašysime float, mūsų visi divai eis vienas po kito į apačią. Na, gausi tokia nesąmonė. Gerai, na, platumas mūsų 140, tarkime. Ilgumas į apačią. Na, aš jį nustatysiu, nes jeigu aš padaryčiau jį automatiškai, jis plėstųsi ir, tarkime, užliptų ant mano apačios. Na, to ID apačia. Taigi, į apačią, tarkime, nukelsime 400 pikselių. Aha, aš ten pikselių nenurodžiau, tai čia jau būtų buvę klaida. Toliau. Background coloras. Na, tarkime, to šonus galime padaryti orange, ar ne? Ir borderį. Na, jeigu jis yra kairėje, tai man borderį reikės daryti dešinėje. Border right. Vėlgi, na, čia biškį mažesnį galima padaryti. 1 pikselių. Dashed ir redas. Padarysime blue. Taigi, kairę turime jau. Tiek ir tai reikia. Na, dabar dėl to borderio. Kodėl kairiame dėjau 10? Nes išduokit, kad kairys divas bus prilypęs prie kairios pusės mūsų tinklapio ir visi elementai kiti eis jam po dešinę. Todėl dešinėje ir dėjau aš tą būtent dashed brūkšnelį, kad jis atsiskirtų kairė nuo, tarkim, dešinės ar nuo viduriuko. Gerai, aišku, aš šitą viską nusikopijuosiu, nes kairiai praktiškai eis tas pats viskas. Tai yra dešiniai. Tik tais pakeisim floatą į rightą. Nes, na, noriu, kad dešiniai būtų. Ir, tarkime, borderį į leftą. Nes, na, jeigu jis dešiniai, tai visi likę elementai bus kairiai. Jam todėl atskirsime elementus, tarkim. Sunku paaiškinti, bet kai rodysiu pavyzdį, jūs suprasite. Gerai, dabar turinys. Mūsų viso tinklapio, kaip sakant, įstrižainė yra 900 pikselių. Na, tarkim, viršus. Šonas ima 140 ir kitas šonas 140. Tai sudėjus gaunasi 280, ar ne? Tai vat iš 900 reikia atimti 280. Ir gausis 620, jeigu aš neklystu. Taigi, 620 pikselių. Na, aš jau borderių čia jam nerodysiu nei kairę, nei dešinę, nes tiek dešinys divas, tiek kairys turi tos borderius, kurie skirs būtent turinį nuo jų. Na gerai, ir apačia belikus redaguot. Labai svarbus dalykas, kad, pavyzdžiui, po tų kairių ir dešinių floatų mums reikia ištrinti. Tai rašome clear ir both. Na, kad paprasčiausiai nekištų tarp jų sekančio elemento. Vat tas apačia, aš noriu, kad jis būtų tiek po kairę, tiek po dešinę ir tiek po turiniu. Pačioj, kad nebūtų tarp jų. Tai vat būtent clear both tą ir padaro, kad uždaro visus tos reikalus, kurie buvo sugrįžti vienas prie kito ir eina toliau žemyn. Na, tarkim, panaikina tą floatą. Gerai, clear both. Na ir background color, tarkim. Background color padarykime green, ar ne? Gerai, išsisaugom ir pažiūrėsime, jeigu aš klaidų nepadariau, tai labai tikiuosi, kad viskas man pavyko. Ir iš mūsų tokio tinklapio turėtų gautis štai toks. Dabar kame esmė? Na, kaip matote, aš padariau viršų, kairę pusę, dešinę pusę, turinį ir apačią. Na, aišku, apačią galime paredaguoti ir ją padaryti biškį platesnę, bet
jeigu į auto paliksim, tai kiek rašysim teksto, tiek ir plėsis. Viršus, na, tas background images, kurį aš uždėjau, na ir parašyta, žinoma, čia bus viršus, čia kairė. Na, gerai, dabar viską iš eilės. Taigi, mano dėžė yra būtent visas tas aplinkui. Kaip matote, visas tas reikalas aplinkui, kur eina. Ta prasme, ne vienas elementas neišeina už ribų. Būtent čia yra tas 900 pikselių. Jeigu aš nustatyčiau daugiau, tarkim, 1000, tada jis dar labiau prasiplėstų. Toliau, dabar kur yra viršus, nustačiau ilgį ir į apačią, ne? Tai būtent ilgis yra 900 ir čia yra tas apačia, kur aš nustačiau 100 berods. Taip, būtent tas URL demo ir borderis bottom, raudonas, būtent ta raudona linija, kuri eina apačioje ir atskiria jį nuo kitų elementų. Toliau, kairė ir dešinė. Na, floatas viskas aišku, width viskas aišku. Na, čia vėl viskas tas pats. Nustačiau ilgį, ta prasme, plotą, ilgį, būtent tą dashed liniją ir padariau kairiai, o jį dešiniai. O kadangi turiniui nenurodžiau floato, tai jis būtent ir įsiterpia tarp tų dviejų divų. Ir kadangi aš čia nurodžiau clear both ir, na, tiesiog background colorą, tai jis automatiškai po šitais ir palindo po apačią. O jeigu aš jau būčiau nenurodęs, tai jis būtų užlypęs ant kažkurio iš jų. Na, štai taip realiai ir atrodo tas tinklapis. Galbūt aš pakoreguosiu tą nuotrauką, galbūt paliksiu, na, nežinau, žiūrėsim. O kitose pamokose aš parodysiu, na, nežinau, ko gero parodysiu, kaip padaryti, tarkime, navigacijos mygtukus, gal nežinau. Aišku, galime dar tą žalę biškį pakoreguoti, uždėti, tarkime, border top, dashed black ir kokių 2 pikselių. Štai. Ir skirtumas atsiras tas brūkšnelis pačioje apačioje. Na, kaip matote, irgi atskiria mūsų apatinį divą nuo visų likusių. Tai štai, gerai, jeigu jums patiko šita pamoka, aišku, jūs darydami tinklapį, jūs imsite didesnius pikselius, kad, na, bent jau būtų didesnis tinklapis, nes čia labai mažai informacijos talpinsite. Bet kokiu atveju, jeigu jums patikote ir norite toliau sekti, aš siūlau prenumeruoti mano šitą YouTube channelą ir kai tik išeis nauja pamoka, jūs iškart pamatysite. Dar noriu pabrėžti, kad tarkime visas pamokas galite rasti taip pat ir mano tinklapyje eligijus.lt, kurio pavadinimą matote apačioje, išskyrus būtent šitas pamokas, nes, na, čia yra 3, 4, 5, aš nežinau, kiek aš jų sukursiu ir tiesiog nemanau, kad verta dėti jas į tinklapį. Taigi, prenumeruokite, laikinkite, jeigu ko nesupratote ar kažkas nesigavo, komentuokite ir būtinai atsakysiu. Taigi, gerai, iki kitos pamokos.